tekę priimti svarbų sprendimą, kuris gali pakeisti tavo gyvenimą. Išeiti iš darbo, kuriame tave žemina, bet kuris suteikia stabilumą, nutraukti santykius, kuriuose jautiesi viena, bet tai likti vieniša, mesti veiklą, į kurią investavai daug laiko ir pastangų, ar dar kartą pabandyti. Ir tu sėdi, galvoji, sveri ir visą dėlioji, dar labiau dėlioji, kol galiausiai tas sprendimas tiesiog užspaudžia tavo smegenis. Nes baisiausia dalis yra nepasirinkti, o pasirinkti ir vėliau pasigailėtis. Sveika, aš esu Gustavin ir šiame kanale dalinuosi saviugdos, moteriškumo ir kvantinės fizikos patarimais, kurie man padėjo išlipti iš tamsiausio gyvenimo laikotarpio ir tad pačia geriausia versija. Ir šiandien aš pasidalinsiu strategiją, kurią taikau, kai noriu išvengti blogų sprendimų, aptarsiu, kodėl mes, moteris, taip dažnai stringame, kai reikia priimti svarbius sprendimus. Iš kokių dviejų motyvacijų jie kyla ir kaip žinoti, kad pasirinkai tai, kas iš tiesų yra geriau tau. Net ir jeigu tu baimę suklysi. O pabaigoje tavęs laukia dovanėlė, tai fokus man iki galo. Kaip manai, kiek sprendimų mes priimam per dieną? Vidutiniškai apie 300. Tūkstančius. Kai kurie iš jų yra nesąmoningi, pavyzdžiui, kurie pusę pasisukti, kaip pastatyti koją, ar pakelsi ranką ar ne. Bet daugelis sąmoningi. Ar apsirengti baltą suknelę raudoną. Ar pasakyti taip galiu, ar galėčiau. Ar prašyti jiems šiandien, ar dar palaukti. Bet mes manome, kad turime neribotą kiekį energijos. Visgi, tik vienas toks sprendimas kainuoja energiją. Įsivaizduok, kad čia yra tavo energija. Jeigu tu ją išnaudoji smulkmena, tavo sprendimo taurė jau beveik tuščia. Tai ką daro sėkmingiausi pasaulio verslininkai ir ką tu gali pasimokyti iš jų? Merginos, jei jau kurį laiką mokotės anglų kalbos, dedate pastangas, žiūrite video, lankote kursus, bet vis tiek nedrįstate kalbėti angliškai, gali būti, kad problema yra ne ta, kad nemokate mokytis ar esate negabios kalboms. Gali būti, kad tikrasis stabdis slypi jūsų pasąmonėje. Labai dažnai mus stabdo ne žodžių trūkumas, o baimė suklysti, būti įvertintoms, pasirodyti nepakankamai geroms ar tiesiog jausis nejaukiai kalbant. Todėl sukūrėme specialią anglų kalbos hipnozę moterims. Moterims, kurios nori laisvai kalbėti, pasitikėti savimi, keliauti be streso, drąsiai užkalbinti žmonės, paklausti kelio, susirasti naujų pažinčių ar net paflirtuoti angliškai be baimės ir vidinio susikaustimo. Ši hipnozė padeda dirbti ne tik su anglų kalba, bet ir su pasitikėjimu savimi ir vidiniais blokais, kurie dažnai ir yra didžiausia kliūtis, norint tapti tą moterimi, kuri kalba anglų kalba tiesiog su pasitikėjimu savimi. Tai su kodu GUSTE10 gausite 10% nuolaidą ir visą informaciją apie hipnozę rasite šio video aprašyme ir kviečiu tave pradėti savo kelią į laisvę jau šiandien. Jie supaprastina nereikšmingus pasirinkimus. Pavyzdžiui, Obama yra minėjęs, kad savo spintą turi tik mėlynus išpirkus kostiumus, kad nenaudotų labai brangaus resurso energijos tokiems minimaliems sprendimams. Ir nesvarbu, kokios spalvos bus jo švarkas, jie vis tiek visi priims taip pat. Todėl pirmas dalykas, kurį tu gali padaryti prieš svarbų sprendimą, sumažinti mažus, nereikšmingus sprendimus. Suplanuok maistą, iš anksto pasirink drabužius, automatizuok rutiną. Išsaugok aiškumą ten, kur tas sritis tau iš tikrųjų yra svarbi. Bet kai kalbam apie tikrai didelius sprendimus, ar nutraukti santykius, ar mesti veiklą, ar užbaigti draugystę, čia jau ne tik energijos klausimas. Čia yra motyvacijos klausimas. Jeigu nueisim labai giliai, beveik kiekvienas sprendimas, kurį mes kada nors esame priėmę, supaprastintai kyla iš dviejų motyvacijų. Arba tu priėmė iš meilės, arba tu priėmė iš baimės. Nors mes nebegyvename urvuose, mūsų smegenys veikia panašių principų, jeigu mes nebegyventume. Jų pagrindinis tikslas nėra padaryti mus laimingus. Jų tikslas išlaikyti mus saugius. O saugumas smegenims dažnai yra tai, kas yra pažįstama ir prognozuojama. Jeigu tau augai emocinėje įtampoje ar nestabilios šeimoje, tavo nervų sistema tai atraktuoja kaip čia pažįstama. Ir kai sutinki žmogų, kuris su tavim elgiasi toksiškai, tau tai pasąmoningai atrodo lygiai taip pat pažįstama. Nors tu išsivoki, kad jis nėra geras pasirinkimas. Ir todėl nutraukti tokius santykius yra baisu. Baimė tada sako, nors tau išskauda, bent jau žinai, kas čia bus. Bet yra dar viena motyvacija, kurią mes galime vadovautis, ir tai yra meilės motyvacija. Meilė sako, jeigu aš tai padaryčiau, man būtų daug geriau, man būtų daug lengviau. Bet dažniausiai mes šitos motyvacijos pakeitimės. Nes tai yra visiškai nepažįstama.
Žinai, kai aš turėjau priimti sprendimą mesinatologijos studijose tęsti, man tai padaryti tikrai nebuvo lengva. Man visą gyvenimą buvo kartojama, kad tai yra vienintelis teisingas kelias. Vienintelė stabiliai apmokama profesija visam pasaulyje. Ir kai tu praleidi labai daug metų, tai girdėdama, tu net nekvestionuoji, ar gali būti kitaip. Todėl pasirinkus iš šitas studijas, aš ten pasikantinau 2 fucking metus ir rasdavau beveik kiek pinigų. Pakos tavo sveikatą, kol galiausiai man prasidėjo panikos atakos. Ir tada aš supratau, kažkas čia ne taip. Ir turėjau apsispręsti, ar aš šeinu, ar grįžtu ir tai tiesiog. Ir tuo metu tikrai aš nebuvau ta, kuri čia dabar sėdi ir kalba, nes aš nepažinau savęs. Aš nežinau savo stiprybių, buvau labai priklausoma nuo kitų nuomonės. Ir nesąmoningai, aš labai bijau, kad man nepasiseks. Baisiausia mintis buvo, o ką pagalvos kiti? Ir tada aš supratau dar vieną dalyką. Aš negaliu išgirsti savęs toje pačioje aplinkoje, kurie mane spaudžia. Nes kai tu turi priimti sprendimą ir klausi visų nuomonių, aplink tave atsiranda ekspertų. Vienas sako, oh my god, būtent taip ir pasielk. Kitas sako, ne, čia bus klaida. Ir tada kažkur ateina šeima, kuris sako, tu iš vis nesu gyventi. Mane tada tiesiog viskas užkniso ir aš persikrausčiau į kitą šalį. Ir tai labai praskaitino mano protą. Tai nereiškia, kad tu dabar turi įsivesti ir persikrausti kitur. Bet tu gali važiuoti prie jūros, pasiimti kelioms dienoms viešbutį ir tiesiog pabūti su savimi. Ką aš dariau su visais tais žmonėm, kurie man čišo savo nuomonę ir negerbė mano ribų? Užblokavau. Ir taip, mane kai kurie žmonės sakė, kad kokia tu egoistiška, nes jie buvo iš mano artimos aplinkos. Ir taip man buvo sakoma, kad aš esu pats blogiausias žmogus pasaulyje. Bet šitoje vietoje tu gali savęs paklausti, ar tas žmogus, kuris tau bruka savo nuomonę, yra žmogus, kuris gyvena tokį gyvenimą, kokį tu norėtum. Jeigu ne, kodėl jo baimė turėtų būti tavo sprendimas. Vienintelė, kuri gyvens su tuo sprendimu pasekme, esi tu. Tai reikės atsakingai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, aiškumas visada ateina per galvą. Kartais ateina per kūną, per tylą, per atsijungimą nuo analizavimo. Tam gali padėti meditacija, lėtas kvėpavimas, muzika, kuri tave nuramina. Ne todėl, kad ateis ženklas, o todėl, kad kai tu nuramini nervų sistemą, sumažėja triukšmas ir tada tu gali bent pradėti suprasti tai, ką kai kurie vadina intuicija, kai kurie širdies balsu, kai kurie ryšių su Dievu ir kai kurie savo dažnio pakelimu. Bet esmė yra viena, tu pradedi girdėti save. Ir paskutinis dalykas, kurį tu turi žinoti. Sprendimas nėra galutinis nuosprendis. Net jeigu po metų suprasi, kad gali rinktis kitaip ir vėl galėsi pasirinkti dar kartą. Pagalvok apie visas situacijas, kurias turėjau šiandienai. Pavyzdžiui, kai mokykloje tavo pirma meilė su tavimi išsiskyrė ir atrodė, oh my god, dabar jau visas pasaulis griūna, o dabar tu net neatsimeni to vakarėlio vardo. Nesvarbu, kokį sprendimą tu priimsi, tu su to susitvarkysi. Tu vis tiek atsitiesi, tu vis tiek eisi toliau. Nes tai padariau ne vieną kartą. Tikras pasitikėjimas savimi nėra garantija, kad pasirinksi teisingai. Tikras pasitikėjimas savimi yra žinojimas, kad nesvarbu, kas nutiks, tu sugebėsi sutvarkyti, nes tu turi save. Ir gal dabar nežinai kaip, bet jeigu tai išsiaiškini. Aprašymui palikau tau nemokamą gidą, kuriame rasi 7 žingsnių sistemą, kuri padėjo man perprogramuoti savo pasaulio suvokimą. Ir tikiu, kad padės ir tau. Jeigu tau rezonuoja tokie pokalbiai apie patiriškumą, saviugdą, planinę fiziką, prenumeruok šį kanalą. Ir taip pat gali sekti mane Instagrame. Ir ačiū, kad žiūrėjai, love you, bye, adios.